Sveiki! Parašykite prašau į komentarus, kas iš jūsų turi saulės elektrinę ant savo stogo arba ant kažkur sklypo. Manau, kad tokių žmonių atsiras tikrai ne vienas. Saulės elektrinė ant stogo ar sklypo visai yra geras dalykas. Spėju, kad kas iš jūsų turi saulės elektrinę dar ir turi kokią nors sutartį su elektros tiekėju, kad elektros tiekėjas saugo ten kažkur jūsų elektrą, o jūs paskui kažkada žiemą, kada saulės elektrinė nieko negamins, o jums jau bus prikaupta ten sandėly kažkur gulės jūsų elektra, jūs ją pasiimsit, kad galėtumėt šildytis. Ir jums atrodo, kad viskas čia gerai, kad taip galima. Bet ar žinote, kad jūs elektros negalite kažkur sandėliuoti, jūs negalite ją supilti kažkur į kažkokį rezervuarą arba į kažkokią kanistrą, kur ją pasaugosite, o paskui, kai jums jos reikės, galėsite iš ten pasiimti. Elektra. Čia toks dalykas, kuris gaminamas dabar ir išnaudotas irgi turi būti dabar. Dėl to atsidarius elektros energijos biržos kainas, ten pamatysite, kad kai elektros yra daug, kaina stipriai mažėja. Nes yra didelė pasiūla ir maža paklausa. Ir tokius pikus galime matyti reguliariai. Vėjuota, vėjo jėgainės generuoja daug elektros, kaina sumažėja. Saulėta diena, saulės elektrinės generuoja daug elektros energijos, kainos vėl sumažėja. Vėjuota ir saulėta, kaina išvis neįgama. Kas reiškia, kad jums dar pasiruošę sumokėti, kad jūs tik panaudotumėte tą elektrą. Nors realybėje niekas jums už tai nemokės. Ar kažkam gal moka? Parašykite būtinai į komentarus. Taip, atėjo vakaras, saulė pasislėpė, vėjas aprima, jūs dar kaip tyčia grįžate namo, įjungėte teliką, kompą, čainiką, pasiūla sumažėjo, paklausa išauga, kaina šovė į viršų. Taigi, kaip supratote, elektra toks bjaurus dalykas, kurį reikia naudoti iš karto, kai jinai yra gaminama. Nors jeigu tai būtų kokia nors šiluminė elektrinė arba hidroelektrinė, tai čia paprasčiau. Šiluminė ir hidroelektrinė galima reguliuoti. Malkų mažiau įmetė į katilą. Arba dambą atidarei, kad vanduo aplink turbiną eitų. Ir viskas. Nėra generacijos. Nėra paklausos, nėra generacijos. Viskas gerai. Jeigu tai būtų atominė elektrinė, ten sudėtingiau. Procesai yra reguliuojami, bet ne taip paprastai kaip su hidroelektrinė arba šiluminė elektrinė. O pati didžiausia problema ta, kad mesgi norime būti žali. Mes norim naudoti žalią energetiką, atsinaujinčius energijos šaltinius norim naudoti, bet žalios energijos šaltinių mes išvis niekaip negalim reguliuoti. Negalim mes priversti vėjo pūsti arba saulės šviesti. Ir todėl mums reikia sugalvoti, kaip tą elektros energiją sukaupti ir panaudoti ją tada, kai ateis poreikis. Šiandien pakalbėkime apie tai, kaip mūsų laikais yra kaupiama perteklinė elektros energija. Bet prieš tai, kaip visada, prenumeruojame kanalą, dedame laikus, o jeigu yra noras palaikyti mus dar ir finansiškai, tai aprašyme surasite nuorodą į mūsų Patreon paskyrą. Draugai! Manau, žinote, kad mes atliekame elektros montavimo darbus, įskaitant saulės elektrinių ir įkrovimo stotelių montavimą. Taip pat mes darome namų elektros projektus. Bet be elektros darbų ir projektų mes dar ir pradėjome vystyti savo internetinę parduotuvę, kur jūs jau galite surasti mūsų gipso kartono drožtukus, gręžimo karūnos, mūrų ir monolitai. Taip pat ten surasite įtampos kontrolės relės ir viršytampio ribotuvus. Be viso to mes galime sukomplektuoti jums jūsų namo arba būto elektros skydą. Jums tai reikia atsiųsti mums paštu savo pravestų kabelių sąrašą ir mes parinksime jums jūsų skydo medžiagas ir pasiūlysime gerą kainą. O už papildomą mokestį galėsime ir sujungti jūsų skydą. Nuoroda į mūsų parduotuvę ir visi mūsų kontaktai yra šito video aprašyme. Užsukite būtinai. Yra 4 pagrindiniai būdai, kaip gauti elektros energiją. Tai baterijos. Baterijos šiai dienai tai vienas iš populiariausių elektros kaupimo metodų. Vandens saugojimas arba hidroakumuliacinis saugojimas. Tai hidroakumuliacinės elektrinės. Šiai dienai naudojamas, bet turi tam tikrų niuansų. Šilumos akumuliatoriai. Šitas metodas panašus į hidroakumuliacinį, tik kad čia elektra šildo specialią terminę medžiagą, o esant poreikiai šitą sukauptą šilumos energiją paverčiama elektros energija. Ir elektromobiliai. Yra mintis padaryti elektromobilius tokiais mobiliais akumuliatoriais, kurie gali krautis dieną arba tada, kai yra energijos perteklius, o atiduoti elektrą į tinklą naktį arba tada, kada
energijos nepakanka. Ir kai kurie elektromobilių gamintojai tokią funkciją jau integruoja į savo automobilius. Pradėsime iš eilės. Baterijos. Baterijos šiai dienai daugiausiai naudojamas ličio jonų. Ir šitos baterijos turi kelis pranašumus. Pirma, baterijos gali momentaliai pradėti kaupti elektros energiją, kai atsiranda elektros energijos perteklius. Ir čiagi lygiai taip pat greitai jinai gali atiduoti elektros energiją, kai atsiranda elektros energijos trūkumas. Antra išeina iš pirmo. Kadangi elektros tinklas, kuris turi daug saulės elektrinių ir vėjo jėgainių, dažniausiai tokie elektros šaltiniai yra nestabilūs. Vėjas papūtė stipriau, elektros daugiau. Saulė užėjo iš debesų, elektros sumažėjo. Tai dėka akumuliatorių elektros tinklas gali būti lengvai stabilizuotas. Trečias, naudojimas pigesnės elektros energijos, kai jinai pabrangsta. Pavyzdžiui, diena buvo saulėta, elektra buvo pigi, pasikrovė mūsų akumuliatorius, kai atėjo vakaras, elektra pabrango, bet mes turime susikaupę dienos elektros energijos, kurią mes dabar jau galime panaudoti. Ir čia kalbu net ne apie namų ūkį, apie jau globalią rinką, nors mums kaip vartotojams nuo to niekas nesikeičia, nes kaina ar dieną, ar vakare pas mus jinai vienoda, nebent jūsų planas pririštas prie biržos kainos, nors tas irgi nieko nedos, nes biržos kaina vakare augs, neatsižvelgiant į tai, ar turėsite jūs baterijas ar ne. Ir šiai dienai jau yra daug sprendimų, kaip integruoti baterijas į jūsų namą. Ketvirtas. Tai mobilumas. Baterijoms nereikia kažkokių specifinių vietų, kaip pavyzdžiui hidroakumuliaciniai elektriniai, o taip pat tos akumuliatorius galima pervežti iš vienos vietos į kitą. Ir sumontuoti jos išvis galima ten, kur neateina jokios elektros. Beje, mes esame padarę porą off-gridinių projektų, jeigu jums būtų įdomu sužinoti apie jos daugiau, spauskite laiką ir kai šitas video surinks nors 1000 laiko, nufilmuosiu apie tai video. Kaip penktas punktas galėtų būti kažkas susijęs su ekologija ir taip toliau. Čia aš nieko nekomentuosiu, nes YouTube'as gali užblokuoti tokį video, kur sakai, kad žalioji energetika čia ne ekologiška arba čia ne žalioji energetika, todėl baterijos čia ekologiška, bet mano mintį jūs supratote. Iš baterijų minuso, tai gyvavimo laikas. Baterija turi ribotą pakrovimo ir iškrovimo ciklų skaičių, todėl anksčiau ar vėliau jinai nustos veikti, o tai vėlgi atsimuša dar ir į ekologiją. Taip pat krovimo srovės yra ribotas ir kaip žinome, kuo lėčiau kraunasi baterijos, tuo ilgiau pasidaro jos tarnavimo laikas, bet dažnu atveju mums bateriją reikia pakrauti kuo greičiau, kol elektros energija yra pigiausia. Sekantis dalykas, kad pačių baterijų kaina yra pakankamai aukšta ir nors su laiku jinai gali sutaupyti nemažai pinigų, bet įsigyti tau tą bateriją reikia dabar ir sumokėti už ją reikia irgi dabar. Nu ir tiek to su to YouTube'u, kol baterija veikia, jinai gal ir prideda ekologiją, nes neišmeta ten jokių CO2 į gamtą, neveikia blogai aplinkai, bet kai jinai atidirbo savo resursą, kas toliau, kaip jinai bus perdirbama, kaip bus utilizuojama, niekas dar to nežino ir nedaro. Gal kažkas sugalvos, bet tikėtina, kad valiosis tos baterijos ten kažkur Afrikoje. Sekantis kaupimo metodas yra mano mėgstamiausias. Aš net apie tai buvau daręs atskirą video, tai hidroakumuliacinės elektrinės. Išsamiau apie mūsų Kruonio hidroelektrinę galite pasižiūrėti kažkur va čia. O jeigu trumpai, tai čia 2 baseinai, vienas apačioje, kitas kažkur viršui. Tie 2 baseinai sujungti dideliais vamzdžiais. Per tos vamzdžius galėtų pravažiuoti fūra, jeigu netoks didelis nuolydis. Apačioje stovi turbinos, kuris veikia į 2 pusės. Kai yra elektros energijos perteklius, šitos turbinos gali veikti kaip vandens pompas ir jos pumpuoja didelį kiekį vandens į viršutinį baseiną. O kai atsiranda elektros energijos trūkumas, šitą elektrinę gali per keliasdešimt sekundžių įsijungti į tinklą atidarius dambas ir dabar iš viršutinio baseino krentantis vanduo tiesiai ant turbino, jisai suka tas turbinas, kurios generuoja elektros energiją. Iš pliusų didelė talpa, tokia elektrinė gali sukaupti labai didelį kiekį potencinės energiją. Ir kas yra labai svarbu, kad atidavimas irgi gali būti labai didelis. Bet tokia elektrinė reikia specifinės vietos. Reikia kažkokio vandens šaltinio, iš kurio galima būtų pasiimti labai didelį kiekį vandens. Ir šalia šito vandens šaltinio turi būti aukštas kalnas, ant kurio būtų padaromas viršutinis baseinas. Pas mus Lietuvoje tokia vieta yra prie Kauno, kur ir stovi mūsų Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Ir dar tokia vieta yra netoli Vilniaus, šalia
sudervės kažkur, man atrodo. Bet ten hidroakumuliacinės elektrinės mes neturim, nes Kronio vieta ekonomiškai buvo geresnė. Bet daugelis šalių tiesiog fiziškai net negali pastatyti tokios elektrinės, nes banaliai neturi tam tinkamos vietos. O jeigu ir būtų tokia vieta, štai tokia elektrinė reikėtų milijardinių investicijų ir daug laiko, kad ją pastatyti. O mes su jumis tokią elektrinę jau turime. Daug kas mums pavydi, o jeigu nežinote kas tai per elektrinę, tai kviečiu jūs būtinai pasižiūrėti mano video apie tai. Šilumos akumuliatoriai. Tai visai įdomus dalykas. Įsivaizduokime termosą. Tai tas termosas yra labai didelis, kaip 5 aukštų namas. Tame termose susandėliuota specialiai termomedžiaga. Tai gali būti visokie smėliai, druskas, cheminės medžiagos ar skysčiai. Tas visas užpildas guli sau ramiai iki to momento, kol rinkoje neatsiranda perteklinės elektros energija. O kai ta perteklinė elektros energija atsiranda, šitas užpildas būna kaitinamas elektros pagalba. Įkaitinamas šitas užpildas pakankamai stipriai. Kartais jo temperatūra gali siekti iki 1000 laipsnių. Ta įkaitinta masė, dėka to, kad jinai randasi didelėme termise, jinai gali ilgam išlikti karšta. Ir atsiradus poreikiai šitam turiui yra 2 panaudojimo būdai. Pirma, tai karštį galima naudoti šildymu. Veikia maždaug kaip paprastas katilas. Per vamzdžių sistemą, kurie eina per įkaitintą turinį, cirkuliuoja vanduo. Taip šildomas ir pernešamas šiluma iki patalpų, kurias reikia pašildyti. Ir tai ne tiesiog namo šildymas, dažniausiai toks renginys gali šildyti kokį nors nedidelį miestelį. Antras variantas, ką galima daryti su to karščiu, tai jo pagalba paversti vandenį garais, o susidarę garai sukuria aukštą slėgį ir per vamzdžių sistemą tą aukšto slėgio garų jėga gali sukti kokią nors turbiną, kuri prijungta prie elektros generatoriaus, o tas sukamas generatorius gamins jau mums elektrą. Gamins ją tada, kada atsiras elektros poreikis. Toks metodas, mano manimu, turi didelis galios nuostolius ir iš 1 kW sukauptos energijos tikrai nebus išgautos 1 kW elektros energijos. Bet jeigu vertinti tai, kad visa ta talpa buvo prikaitinta nemokamai, o išnaudota tada, kai kaina išaugo, tokiu atveju tie nuostoliai jau neatrodo ir tokie tragiški. Šiai dienai viena iš didžiausių tokių baterijų yra sumontuota Suomijoje. Tos baterijos talpa yra 8 MW ir tokia baterija gali atiduoti 100 kW per valandą. Kas reiškia, kad šita baterija gali atidavinėti po 100 kW 80 valandų. Elektromobiliai. Toks metodas, kaip kaupti elektros energiją elektromobiliuose, plačiai kol kas nėra naudojamas. Bet žinau tikrai, kad yra tokia idėja ir šiai dienai netgi yra tokių elektromobilių, kurie gali ne tik krautis iš elektros tinklų, bet ir atiduoti elektros energiją atgal. Ir jeigu gerai pagalvoti, su mūsų planais perstumdyti visą liaudį ant elektromobilių, o vėliau duoti jiems galimybę užmaitinti savo namą iš elektromobilio, gal ir nebloga idėja. Elektromobilis pagal nutylėjimą jau turi akumuliatorių. Reiškia, kad jų nereikia pirkti atskirai ir galvoti, kur juos sumontuoti. Tokie elektromobiliai galima krauti tada, kai elektra yra perteklinė ir naudoti elektrą, kai atsiranda elektros trūkumas. Ir iš vienos pusės tai visai atrodo racionalu. Bet pirmas dalykas. Vėlgi, bet kurios baterijos įkrovimo-iškrovimo ciklų skaičius yra ribotas. Visada reikia prisiminti tai, o tai reiškia, kad jeigu jūs bandysite pastoviai kažkada naktį arba vakare maitinti savo namą iš automobilį, jūs ženkliai sumažinsite jo baterijos tarnavimo laiką. O remontas šitų baterijų kainuos daug daugiau, negu jūs taip sutaupytumėte pinigų. Antras dalykas, jeigu jūs dieną krausite, o naktį naudosite sukauptą elektros energiją, tai vieną kartą gali atsitikti tai, kad ryte neišvažiuosite iš namų, nes akumuliatorius bus iškrautas. Bet manau, tas dalykas gali būti lengvai sprendžiamas visokių automatinių sistemų pagalba, kurios neleis automobilio atiduoti elektros, kai jos baterija, pavyzdžiui, nusileido iki 50%. Bet mano manimu, kuo ilgiau mes išsaugosime sveiką bateriją savo mašinai, tuo ilgiau mes išlaikysime mūsų pasaulio žalių. Vėlgi, mano manimu, imti elektrą iš automobilių būtų racionalu tada, kada pas jūs, pavyzdžiui, tiesiog dingo elektra. Tokiu atveju, sakyčiau, tai būtų pats geriausias generatorius. Jūsų elektromobilio akumuliatorius gali būti kokie 80 kW. Aš vidutiniškai suvartoju per mėnesį 600 kW elektros energijos. Tai reiškia, kad iš elektromobilio aš galėčiau maitinti savo namą maždaug 4 paras.
Kas yra labai nemažai, ypač įvertinus tai, kad aš nekeiščiau ten savo kažkokių veiksmų. O jeigu aš dar ir atjungčiau gyvybiškai nesvarbius dalykus, tai elektros energijos užtektų dar ir ilgesniam laikui. Suprantama, kad galimybės bus ribotas, bet tai visgi geriau negu sėdėti visai be elektros. Arba vežtis benzininį generatorių, kurį irgi reikia gerai parinkti, nes pigus generatorius gali išvesti iš rikiuotės jūsų jautrius buitinius prietaisus. Šiandienai paskutiniai du variantai, jie yra tokie daugiau bandomieji ir plačiai dar kol kas nenaudojami. Daugelis įmonių daugiau pastangų deda į ličio-jonų baterijų gamybą. Tos baterijos yra pakankamai paprastos montavimui, gamybai ir eksploatacijai. Variantas su elektromobiliais, manau, kad artimiausiu metu irgi išpopuliarės ir žinau, kad jau net kai kurie elektromobilių įkrovimo stotelių gamintojai galvoja, kaip padaryti, kad jų stotelės galėtų ir imti elektrą iš namo, kad įkrauti automobilį, o kartu dar ir galėtų pasiimti elektrą iš automobilių, kad užmaitinti namą. Pas mane šiandienai tiek. Prenumeruokite kanalą, dėkite laikus ir iki sekančio video. Iki.